Kiekvienais metais kanalo trasa keliauja tūkstančiai turistų. Dauguma žino, kad Augustavo kanalas tai paveldo paminklas, bet dar ne visi girdėjo, kad tai vienintelis Europoje išlikęs tokioje pačioje formoje vandens statybos pavyzdys. Tai aukščiausias klasės istorijos paminklas. Tai Lenkijos kariuomenės inžinierių suprojektuotas ir pastatytas šedevras. Tai būtent jis turėjo būti vienu iš svarbiausių Lenkijos karalystės ekonomikos atstatymo elementų sunaikintų Napoleono karų metais. XIX amžiaus pradžioje tradicinius vandens kelius tokius kaip Visla ir Nemunas, kuriais per Gdanską ir Klaipėdą Lenkų prekės buvo gabenamos į pasaulį, uždarė prūsai. Ir tuomet, kad nesužlugdyti valstybės ekonomikos, karalystėje buvo sumanyta puikiai koncepcija. Pastatyti vandens kelią, kuris aplenks prūsus, bus ištiestas nuo Vyslos per Nemuną, Livoniją, dabartinę Latviją iki naujo uosto Vindavai. Tai turėjo būti bendra Lenkijos ir Rusijos investicija. Kanalo esančio Lenkijos pusėje ir link jo einančio vandens kelio projekto parengimas buvo pavestas leitenantui pulkininkui Ignacui Pradžinskiui. Tas kelias šiandien eina nuo Vyslos per Nemuną, Biebžą, Netą, toliau per dirbtinai sujungtą ežerų sistemą ir Juodąją Ančą kanalą iki Nemuno. Tai nebuvo lengva užduotis. Laukų dykumoje ir nuošalyje nuo žmonių, kuomet buvo Augustavo žemės, reikėjo atlikti sunkius ir tikslius geodezinius matavimus. Jie buvo atlikti per trumpą laikotarpį ir tai itin gerai, nes iki šių dienų vanduo plaukė suplanuotais takais. 1823 metų ir 1824 metų žiemos laikotarpyje Pradzinskis kartu su komanda paruošė vandens kelio projektus. Buvo sudaromas teritorijos aprašymas, jos kritimai, vandenų plaukimo upėse greitis, kiekvieno posūkio ir vingio rūšis, paviršiai ir ežerų gylis. Buvo parengti projektai ir nustatytos darbų kainos, šliuzų konstrukcijo, vilkimo kelių, pakeliamųjų tiltų ir namų skirtų kanalų tarnyboms, o taip pat plytinių ir žaliavų šaltinių kainos. Buvo suplanuotos 40 tonų talpumų transportavimo valtis. Visas Nerevo Nemuno vandens kelio ilgis turėjo būti 203 km. Kanalo grioviai, kaip ir šliuzai, tų laikų sąlygomis buvo labai dideli. Griovių plotas siekdavo iki 12 metrų, vilkimo kelių plotis iki 48 metrų, o gilis viršydavo 1,5 metro. Šliuzų ilgis buvo virš 46 metrų, o jų plotis net iki 6 metrų. Darbų įkarštyje kanalo statymo darbus atlikdavo apie 7,000 žmonių. Tais laikais buvo tai didžiulė statybos teritorija, kurią praktiškai dykumoje suorganizavo Lenkų kariuomenės inžinieriai. Svarbiausi kanale yra šliuzai, kurių užduotimi yra ne tik užtvenkimas ir atitinkamo vandens lygio išlaikymas, bet taip pat lygių skirtumo valtimis ir laivams įveikimas. Šliuzo veikimo principai. Pažiūrėkime iš arčiau, analizuojant Przewęźlo šliuzą. 1827 metais šį šliuzą pastatė leitenantas Augustas Šulcas. Tolimesnis likimas šio šliuzo statytojo buvo itin įdomus. 1830 metais baigė kampaniją su pulkininko laipsniu, buvo paaukštintas ir paskirtas puikiems fortifikacijos darbams Modlino tvirtovėje. Gavo aukščiausią karinį atžymėjimą. Pasibaigus lapkričio sukilimui išvyko į Prancūziją, o vėliau į Egiptą. Mirė Kaire, buvo ten pagrindinių Egipto vietininko techninių patarėjų.
Pševenžio šliuzas randasi 43 kanalo kilometre. Lygių skirtumas yra ne visai 1 metras. Jis jungia Baltas ežerą su Studženičkos ežeru. To ežero vienoje saloje, vadinamo Gončikas, jau nuo 18 amžiaus yra Marijos šventovė, kurią lanko tūkstančiai piligrimų. 1871 metais Liudvikas Ježerkovskis, kanalų inžinierius, pastatė čia iki šiandien esančią koplytėlę. 1999 metais šioje vietoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Šliuzai buvo statomi atsižvelgiant į žemės rūšį, ant medžio baslių, apkaustama geležimi. Toks būdas buvo panaudojamas įtent pelkėtose teritorijose. Tuomet buvo įkasama šimtai tokių baslių ir tik ant jų buvo išliejami pamatai arba buvo išliejami mūriniai atvirkštinio skliauto formos pamatai. Šliuzai buvo solidžios, stiprios konstrukcijos. Tai ir dabar yra pastebima. Jie mūrytų kamerų su skaldytais akmenimis formos. Šliuzų sienos buvo padengtos raudona panašia į klinkerį plytą ir baltų smiltainių. 1825 metais Belobžegi ir Gorčica vietovėje šliuzų statymui kariuomenės inžinieriai įdiegė pirmą pasaulinės paramos lygio hidraulinio cemento gamybą pagal prancūzo Viceto išradimą. Cementas buvo puikios kokybės, ant kai kurių šliuzų išliko iki šiandien. Vandens užtvenkimo lygis šliužuose būdavo nuo 80 cm iki 8 metrų. Šliuzo vartai buvo atlikti iš ąžuolo. Įmontuoti buvo mediniai velenai. Skirti atidarimui jie buvo 9 metrų ilgio. Vartuose buvo langai, uždaromi sklendėmis, skirtomis šliuzų pripildymui ir išleidimui. Jų uždarimas ir atidarimas vyko su judančiu sverto rankenų pagalba. Iki šiandien dienos jie puikiai veikia. Mediniai vartai apsisuka ant kakliukų ir plieno apkapų, vadinamų viršutinė juosta. Yra sustiprinami geležies trauktuvais. Vartų guolis yra pritvirtintas betone, papildomai sandarina jį medžio asfaltas, vadinamas degutu. Vienoje kanalo pusėje buvo arklių vilkimo kelias, kurio plotis 3,5 metro. Objektai, kurie yra neatsiejama šliuzų dalis, tai užtvankos. Su jų pagalba yra reguliuojamas vandens lygis šliuzų viršutiniuose rezervuaruose. Jie kaupia pagrindinį vandens srautą. Tokiu būdu saugo šliuzus nuo užliejimo. Stovinčiame vandenyje, tai sandarinimo įrengimai priklausomai nuo poreikio yra nuimami arba uždedami rąstai, reguliuojantis vandens plaukimą. Ten, kur plaukia daug vandens, yra įmontuoti užtvankų vožtuvai, kuriuos valdo svertai. Planuojamas nuo Biebža iki Nemuno kanalo ilgis apie 102 km. Deja, niekada kanalo ilgis nebuvo tiksliai sumatuotas. Į jį įeina 44 km dirbtinių griovių, virš 21 km ežerų ir kūdrų ir 35 km kanalizuotų upių. Dėka 18 mūrinių šliuzų ir 21 kameromis ir 29 veikimo kanalas įveikė 54 metrų lygių skirtumą, kertant Vyslos ir Nemuno baseinus. Nuo Biebžos iki aukščiausio baseino taško lygių skirtumas yra 15 metrų, o nuo čia iki Nemuno maždaug 40 metrų.
Daug metų tarnavo kaip vienintelis vandens kelias. 2 pasauliniai karai stipriai sunaikino kanalus, ypač Antrasis pasaulinis karas. Traukiantis iš tų teritorijų naciai išsprogdino daugelį šliuzų ir išsėjo daug minų kanalų krantuose. Pasibaigus karui, kanalas buvo atstatytas, klestėjo vandens transportas ir medienos gabenimas, bet deja neišliko iki šiai dienai. Šiandien kanalas tai ne tik garbingas paveldas, bet visų pirma didžiulė turizmo atrakcija ir puikus XIX amžiaus pradžios Lenkų kariuomenės inžinierių paminklas.